What's your name? Vulva. Who the fuck is Vulva? O čia Vinny Jonesas. Ir jis taip, žinai, tipo man į nosį tik taip. Jonesas mane mušė. Svarbiausia dideli papai. Kad būtų ilgos kojos, kad būtinai blondinė, visa kita yra nesvarbu. Tas raktas manim vėjo gūšit ir toks ačko žimžim. Make nahui great again. Leiskit toliau sakyt nahui jėbat pizdar zalupą. Neduokit mum pipsen. Va, kaip be nahui ir be pohui. Pip yra pizda. Pip nieko gero. BetSafe kazino, BetSafe lošybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki Hebra, sveiki pacanai, su jumis kaip visada aš Micha, mano kolega Danas. Zdarova. Ir šokam tiesiai prie reikalo, nes šiandien pas mus į studiją užsuko ypatingas žmogus. Tai yra magnetolų pardavėjas. Žmogus ilgiausiai kalbantis sceniniu balsu ir meniškiausias Lietuvos marozas Mindaugas Papinigis. Labai diena. Labai geras pristatymas. Ačiū. Teisingai Viskas idealiai. Tokią temą galvoju vakar sudarinėjau klausimus, pasakysiu tiesiai šviesiai, pas mane buvo tūsas, bet visus išvariau 2:30 ir sąžiningai sėdau ruoštis intervui. 2:30 naktį. Tai biški va geriam energetinį ir tokia mintis man kilo, tūsovkės. Blin, metai eina, kuo toliau, tuo rečiau susibėgam su pacanai, taip kad ten FIFA pažais dar kažką. Pas tave savaitgalis šiandien, ką vakar, ką užvakar veikėjai, kažkur judėjai ar ramiai? Buvo tie penktadienis draugai tokie svečiai, mes pavalgėm biškį kažką, pasilinksminom, tai vakar buvo ramesnė diena. Ramesnė, ne? Vakar buvo ramesnė diena, vakar daugiau taip ant YouTube'o, taip filmukų pasižiūrėti. Vakarienė kažkokia? Nelabai dar. Čipsiukai. Bet vakar taip, karoči, atsikeliu ryte, taip, reikia kompą pasiėmę, įsijungia pirma žinia. Taip, štai princesiai Britanijos vėžys. Ai, nu. Kaip nefaina, žinai. Toliau ras teroristinis išpuolis, žinai. Labai daug tenai mirė žmonių, ten sužeistų, sudegė ten. Labai gerų metų viskas, žinai, kaip man. Nes vis tiek iš savo perspektyvos žiūri. Man bloga ir dar blogiau, tokių žinių. Taip, pasaulis pagal mane, ne aš pagal pasaulį. Bet tu esi tas žmogus, kuris pasiskaito naujienas? Ne, nenori, aš įsijungiu youtube.com, puf, 2 pirmos naujienos. Bet vandenuko atsigeriai vitaminų. Atsigeriai vitaminų. Ir trasą, ne? Į kitą kambarį, espresiuką. Supratau. O šiaip, kas pažaizni gero dabar, šiom dienom, kas supa tavo kasdienybę? Oi, daug gerų dalykų, iš tikrųjų, visai neseniai buvom su Vytu toj kelioniai. Vis dar prisiminimai aštrus ir gyvi. Griežtai kiekvieną ketvirtadienį, dabar jau kartais ir kiekvieną antradienį yra stalo teniso lošimas, repeticijos, norėjau sakyti, treniruotės. Labai džiaugiuosi, labai gražus oras. Viduje kažkaip gera, tiesiog nuo buvimo. Zašibiskai netemsta 16 valandą. Labai viskas tvarkoje, biški saulės. Supratau. O stalo tenisas labai įdomiai skamba veikla, nes visi bachūrai turi savo hobius, savo veiklas, aš ten mėgstu su kompais pasikapstyti, kažkas su mašinom, kažkas ten į kovų menus, į kačialką, stalo tenisas. Tai kaip tai atsirado, kas čia? Taip, toks buvo nutikimas, kad bičiulis išsinuomavo ofisą šitam Lukiškių kalėjime. Ir paėmė stalą, pastatė ne šiaip stalą, o stalo teniso stalą. Sako, mes čia biškį ir pažaisim, ir mes čia biškį ir padirbsim, ir viską. Ir taip gavosi, kad ketvirtadieniais mes kažkaip suradom bendraminčių tą stalo tenisą žaist. Ir kuo toliau mes jį pradėjom žaist, tuo labiau patiko ir tu, taip įsijautim lemba ir ten jau tada jau laimėt norisi. Ir atėjo Emilis Vėlyvis, kuris aфиgenas žaidžia. Vėlyvis gerai lošia tenisą? Ten yra labai gerai. Ir vienu žodžiu, žinai, ir tada norisi jį nugalėti, ir šiaip nugalėti, ir toks, užsidėgymas. Taip, labai treniruočių klubelis gaunasi savas, ne? Toks,
Pasižaisti tiesiog laiką. Taip, jo, ir tokie draugai bendraminčiai susirenka ir mėgstamų tokių užsiėmimų užsiėmam ir, Pas mūsų stalo fulė darbė tas pats, tai irgi labai gerai įtampai nukrauti. Vat kai norisi prasiblaškyti, taigi. Tokia pacanska veikla. Užsiminiai apie vėlyvį, ir link aktorystės norėčiau pasukti. Davai. Ar teisinga būtų traktuoti, kad toks tavo pirmasis, kaip ir proveržis buvo, Zero filmas, Magnetolas, va ta legendinė scena? Galima sakyti, kad čia buvo toks didžiulis įvykis man asmeniškai ir manau visam nepriklausomo Lietuvos jau kino gyvenime, nes aš vaikščiodavau į kino studiją, į masinės scenas filmuotis, nes, labai fainai, užsiėmimas labai geras ir 5 litų mokėdavo. 5 litų. Čia ta kur Antakalny gal buvo kino studija? Taip. Kur iki dabar tenai maždaug tai. Ir būdavo, neįsivaizduojami pinigai, tai, kad tu pabūni kine. Vieni pliusai. Ir valgyt gauni, ir kine, ir dar babkės po to. Ir kažkaip vieną dieną sakau, aš norėčiau nusifilmuoti ir kad užuodžiais jau, kad jau ne tik pabūt, kad jūs eikit iš čia. Ilgai rašysi šitam pasakymui, kad aš Ne, noriu. tiesiog pajutau ir pasakiau, Man atrodo, broliui pasakiau. Taip atsitiko, kad nusifilmavau vienam iš tų AXX festivalio trumpo metrų filmų. Pas Rūną Rutko. Tokiam filme. Šortė, trumpametražė. Taip, ten toks 10 minučių. Man atrodo, ten buvo tokiais etapais, ten gal 5-10 ir pilnas ar kažkas panašaus. Tau tuo metu apie 20 metų buvo, ne? Apie. AXX filmų festivalis, tiesiog kontekstui, tuo metu buvo, ar ne vienintelis, bet toks stambus kino menininkų, kino mėgėjų susibūrimas, parodyti talentui. Ne visai. Atsitiko tas festivalis, tai jisai gimė kaip idėja mano tokių pažįstamų draugų galvose ir jie sugalvojo jį padaryti, nes ten taip ir finansiškai jiems naudingas ir jie toj srity ir dirbo patys prodiuseriai ir šitas ir atsitiko taip, kad jie, jeigu aš teisingai prisimenu, turėjo, vienu žodžiu, turėjo kamerą, turėjo tam tikras sąlygas, kad galima būtų tai padaryti ir kažkiek tai biudžeto. Ir paskelbė, kad galima daryti tas mintis tokias, parašyti scenarijų, gauti kažkokį finansavimą tam ir keliais etapais, vienu žodžiu, kad įvyktų tas kino festivalis. Ir daug skirtingų režisierių, skirtingų menininkų savo filmus. Ten ne tik tai režisierių, ne tik menininkų, ten tiesiog entuziastai buvo dabar. Ir iš tų visų, ir, tarp jų, aišku, ir menininkų turbūt buvo ir režisierių, kurie ir užaugo netgi, net ir Emilio buvo, man atrodo, pirmas jo buvo Matvajų. Toksai trumpo metro su Algiu Greitai. Po to ten dar kažkoks kitas buvo, aš neatsimenu, Mazgas gal. Ir po to buvo Zero. Prasme, ten, ten toksai buvo, aš taip manau, kad tai buvo ta vieta, iš kur gimė ir išsivystė tas nepriklausomas lietuviškas kinas. Taip, puikiai platforma augti ir pasirodyti jauniems talentams. Manau, kad jau. Ir tu ten prieš Zero kitam šortį. Jo, šortį, taip, o po to jau su žodžiais, ne? Jo, ne, dar turėjo būti be žodžių, bet mes susitikom su režisierium, pradėjom kalbėti. Aš kažkaip nesąmonį prikalbėjau, jis sako, tai tu dabar pasakysi šitą kine. Ir tu toks. Yes. Buvo tas momentas, kad jau galiu kalbėti. O tu prieš vaidinant tam šortį ir, darbas masuotėse, jokio aktorinio, nei patirties, nei kursų. Gimnazija, 12 klasių baigėjai, grįžkim tai truputį į praeitį. Ką veikiai, ką studijavai, kur dirbai? Aš baigiau Pašilose Gabijos gimnaziją ir po to įstojau į VGTU verslo vadybą. Ir su verslo vadybininku. Esi verslo vadybininkas? Esu verslo vadybininkas. Supratau. Bet savo pašaukimą, savo aistrą radai vaidyboje, ne? Aš manau, kad tiesiog labai pasisekė. Nes iš tikrųjų labai patiko, bet aš šiandien nežinojau, ką aš darau, Aš ir dabar dar negaliu pasakyti, kad aš labai žinau, ką aš ten darau, bet kažką darai, kažkas gaunasi, Ir taip atsitiko, kad, tai viena proga po kitos kažkaip tai privedė prie to, kad
teko pasifilmuoti daugiau, žinai. Tai tiesiog, nu, aš tai skaitau, kad tai yra didžiulė sėkmė. Aistra, taip, pašaukimas, nežinau, nu, bet tiesiog sėkmė, man atrodo. Nu, taip, čia kažkas tokio pasisekė labai. Jo, aš taip, abstrakčiai, žinai, tokiais fantazijų dalykais kalbu, bet net patys sėkmingiausi asmenys ten iš serijos, ten Stephen Colbert, ten Late Night Show vedėjas, aktoriai, tas pats DiCaprio yra sakęs, kad luck, tipo, sėkmė yra milžiniškas faktorius. Reikia gerai slėptis masovkėse. Slėpti veidą. Bet, žinai, bet iš tikrųjų, nes aš pirmą kartą, kai atėjau į tą masinių scenų filmavimą, kažkaip, nu, labai taip nuo žmonių nuskaičiau tokius ženklus, žinai, taip aš ten pristatynu, ten visi stoju, žinai, čia, ten aš kaip jauniausias bėgau alaus pirkti, žinai, ir, žinai, ten šneka, va, čia, žinai, o tas bus, ne, to nebuvo, jisai vakar, tipo, išsišoko, žinai, ir jį nufilmavo. Aš kažkaip galvoju, taigi čia visus filmuoja, tai čia taip ir turiu. Ir, žinai, sako, nu, jisai ten išlindo, ten prieš kamerą pradėjo nufilmavo, jau, tai jeigu tu ten labai prieš kamerą, tai antrą dieną jau tavęs gali neimti, žinai. Ir pydiso neduos. Ir kas ir karjerą pristabdyti. Ir, žinai, nu, tai reiškia būt, bet reikia taip, nu, taip, už ko nors taip, va, taip, kažkaip, va, taip. Ir tas iš tikrųjų labai padėjo, ir va, tokiu, nu, va, prisigaudai patirčių iš, nu, jau labiau patyrusių tų masinių scenų aktorių ir kažkaip, man atrodo, visai neblogai sekėsi. Debiutas Zero filme. Nu, koks debiutas, nu, ten... Nu, ne debiutas, ten... rolė. Nu, kažkas, ten, ta prasme, man atrodo, kad Emilis labai... Jisai labai turėjo gerą viziją to savo pirmo filmo ir man kažkaip, aš nežinau, gal balsas padėjo, gal dar kažkas tai padėjo, žinai, kad, nu, vat, į vieną iš tų narkomanų rolių patekau, žinai. Nu, bet ten labiau, man atrodo, mano sėkmė buvo labiau viso to filmo sėkmė, kad, taip, nu, kad jis taip išsiskyrė, nes aš atsimenu, kad tai buvo toks... tema pagrindinė, oi Jėzau, ten jie keikėsi, oi kaip jie ten daug keikėsi, žinai, taip. Kad kaip čia, žinai, taip gali būti ir ten kritikai visokiausi ir nekritikai ir visi, kad čia, oi keikėsi ir ten aš po to nueinu į kokią nors ten radio laidą ar ten kokią šiaip laidą pašnekėti ir taip visi prieš eterį sako, nu bet Mindaugai, žinok, nu, čia pas mus nelabai keiktis galima, būk geras, nesikeik. Nereikia. Nu, blin, Netame esmė. Nu, gerai, nesikeiksiu, žinai, bet, nu, prasme, kad ten, nu, kinas yra kaip ir kinas, nu, ten kažkoks personažas, žinai, aš, nu, va, tai man atrodo, kad ten, ir apskritai, man atrodo, tas, būtent, va, ne vien tas filmas Emilio, bet, nu, apskritai visas tas festivalis, jisai pritraukia, va, į save tą dėmesį, kad, nu, kinas gali būti toksai, vat, Lietuvoje. O šiaip dažnai klaidingą įspūdį sudarai žmonėms, vat, kurie žino tave iš filmų ir paskui tikisi, kad toksai bus. Nu, sunku pasakyti, nu, gal kartais būna, gal anksčiau tai būna, dabar jau gal ne, bet nežinau. Tikėsi, ne? Nežinau. Man atrodo, kad ne tiek toli buvo tas filmas nuo realybės. Galbūt ten ne visoje Lietuvoje, ne visose gal šeimuose, ne visose draugų kompanijose, ne visose miestuose galbūt taip vyksta, bet aš manau, kad, nu, tai tikrai nebuvo labai toli nuo realybės. Tas gal žmonių kaip pasipiktinimas ar kažkoks, tai, žinai, tokia stipri reakcija į tuos keiksmažodžius, nu, gal tiesiog prieš tai jie nebuvo matę filmų, kuriuose daug keikėsi. Tai va, tai gal dėl to, kad jie nebuvo matę, bet, žinai, gal tas, kaip ir, nu, pasižiūrėjus, tai nežinau, 80-90 metų amerikietiškus Hollywoodo filmus, nu, tai ten fuck. Ir gal mūsų ausiai kažkaip tai minkščiau tas fuck skamba, negu ten nahui įbats, kapats ar kažkas panašaus, žinai, ir tai ir rusiškai įprasti mūsų vartojami keiksmažodžiai. Gal dėl to, žinai, buvo toks
nu, negaliu sakyti ažiotažas, bet tikrai buvo pasipiktinimas visuomenė, kad, nu, kaip čia jie taip keikėsi. Kontroversiškai. Aš tau, kad paantrinti, man irgi buvo taip, kad sėdžiu pas odontologę kabinete ir jinai taip, nu kažkur tu man labai matytas, aš sakau, nu YouTube ten darau, ten gal kažkur Facebook'e mane matėt. Ai jo, jūs tie, kurie žiauriai keikėsi internete. Ir aš taip, pala, mes darom, žinai, ten vyrų švietimą, ten nemarozint, nesinarkašint, ten sportuot, dar kažką, bet kas nori, vat, mato tos keiksmažodžius, nu ir, žinai, gaila truputį. Nu, jeigu nepasigilinti, jeigu tai paviršutiniškai, tai vis tiek, nu, pamatai, kas tau, nu, žinai, tas posakis, kad sutinka pagal apsirengimą, nu, tai nėra toli nuo tiesos. Nu, iš esmės. Kad, nu, žinai, tu išgirsti keiksmažodį, tave tas, nusikeikia, žinai, tai turbūt blogai. Taip. Bet čia yra tik įrankis perduot esminę žinutį. Galbūt taip traktuokim, tai kad... Raktas atrakins spinas į kai kurių širdis. Dabar socialinė medija. Mes turime Facebookus, Instagramus, kur tu tiek dalintis, tiek priimti informaciją gali žaibiškų greičių čia ir dabar. Tu padarai tą turinį, jisai iškart pasiekia žiūrovas iškart jį pamato, iškart gali jį komentuoti. Tada, kai išėjo Zero, šito nieko nebuvo. Ką mes turėjom? Mes turėjom OneLT, kažkokius forumus ir Mirką, čatą. Na, žinok, ne visai tu teisus. Buvo toksai labai... Skype'as, nežinau. Labai toliaregiškas buvo Emilio ir visos jo komandos toksai požiūris. Jie tada iškirpo tokias trumpas scenas ir padarė tokio svorio tiek megabaitų, kad galima būtų per mailą siuntinėti. Ir Čia marketingo strategija buvo. Ir aš manau, aš nebuvau tos komandos dalis, bet aš taip spėju iš tai matydamas kaip verslo vadybininkas. Ir būdavo, kai siuntinėdavosi visi PowerPoint'us su visais bairiukais ir man buvo, aš tada dirbau tokioj įmonėje, vienu žodžiu, ir ten buvo toks langelis, kur ten eini ir ten koridoriai parūkyt gali. Ir aš rūkau ir ateina kažkas iš to aukšto irgi, žinai, kažkoks bičas toksai buvo, nu kažkoks labai, jisai ir užsivedęs ir tuo pačiu kažkoks, tai kažkas jam ne tai buvo. Kažkoks jisai rūko toksai, kažkas ant širdies jam. Ir rūko, žinai, mes ten kažką tai persimetėm keliais žodžiais. Ir jis taip ima. Taigi čia tu, žinai, kur per internetą bairį gavau, žinai, ir tai buvo toks, nu, pirmas atpažinimas kažkoks, žinai, kur ten magija pradavinėjo. Nu, tai vat, visai kaip galėjo, tai Hebra, nu, vat, stengiasi tą patinti, jo labiau, kad tas festivalis, jisai daug eterio gavo reklamos tiek televizijoje, tiek pačiam kine ir iš tikrųjų daug kas nuėjo jį pasižiūrėti, ten jo lankomumo rodikliai tikrai geri buvo. Pirmasis atpažinimas gyvai, kad va, čia tu. Jo, tai va, ten parūkiau, tai. Ir visa tokie, nu, visi tie mailai, nu, matėsi sambrūzdis ties to filmų, populiarumas jo buvo didelis. Taip. Kokios mintis tada ėjo per tą galvą, kad, tipo, visai čia čiotkai būtų galima judėti toliau šitą linkmę, čia kažkaip... Jo, labai norėjau dar. Nu, kinas toks, vat, tai kaip liga yra tokia, tu užsikrėti ir, nu, viskas, nepasveiksi niekada. Tai iš tikrųjų labai norėjau, nu, dar kažkur nusifilmuoti, dar kažkaip. Ir aš buvau trumpam išvažiavęs į Erasmusą per studijas. Ir po to grįžau ir nuėjau į aktorių agentūrą. Ten tikėdamasi sutikti, nu, pastovi tą ryžą bičą Andrių Paulavičių ir, žinai, nu, gal yra darbo viskas. Tai čia, žinai, ir ateinu ir ten sėdi visai kitas bičas. Ir aš taip, nu, okei, sakau, nu, žinai, aš atėjau, gal čia darbo kokia yra, žinai. Ir tas bičas taip sako, nu, kokio tu darbo norėtum? Nu, aš sakau, nu, pasifilmuot, žinai, čia kaip visada. Sako, tu pasifilmuoti, sako, yra tokia pas mus pozicija stand-inas, žinai, tu gali atsistoti, vienu žodžiu, ant tavęs suveda šviesą, kameras tenai sureguliuoja prieš ateinant aktorių, žinai. Taip. Nu, sakau, jo, labai gerai, labai fainai, bet sakau, bet gal yra, žinai, nu jau kaip aktoriai, žinai, darbo kaip aktoriai. Tada man jisai tokia
dėjo nedidelę paskaitą, žinai, kas yra aktorius, kas yra tekstas, kaip reikia valdyti tekstą, kaip reikia čia tą ir tą. Aš taip klausau, galvoju, suka to, blėt. Gerai, sakau, labai ačiū, supratau. Išėjau, nu ir galvoju, ateisiu kitą dieną, kai ne jisai bus, o kai ryžas bus ir su ryžu viską lengviau. Bet tai buvo Donatas Šimukauskas, man labai geras bičiulis, kuris... Ai, čia Donatas Šimukauskas tau tai pasakė? Kuris tada atėjo dirbti pas Andriui Paulavičiui, į aktorių agentūrą ir va, jisai taip mane sutiko ir, nu, iš tikrųjų labai davė tokią gerą gyvenimišką pamoką, nu, kad va. Iki 0-2 dar toli, kažką kito pavaidindavai, padarydavai? Ne, žinok, iki 0-2 daugiau nieko. Tai toks tarpas Ne, buvo, ne? plauk, iki 0-2 esu filmavęsis, pamilavau. Esu filmavęsis, ne, buvo toksai Trans-Siberian apie traukinį. Atvažiavo toks režisierius amerikonas daryti filmą Lietuvoje su Seru Benu Kingsliu. Tai čia užsienio projektas. Buvo holivudinis filmas. Ir šitas. Ir tenai atrinko mane vaidinti tokį jauną tyrėją. Ir kaip tik atrinko Emilį Vėlyvį vaidinti toj pačioj scenoje policininką. Milicininką tais laikais. Ir mes turėjom būti scenoje su to Seru Benu Kingsliu. O čia, nu, labai, labai žymus, toks senas, labai, labai geras iš tikrųjų aktorius, nuostabus. Ir man kaip pasakė, aš kažkaip Kingslis, jo, žinau, gerai, normaliai. Ir mes nuvažiavom į Klaipėdą filmuotis ir atėjom pas jį į viešbutį ir, vienu žodžiu, turėjom su režisierium, vienu žodžiu, su dalim komandos, ten tokia repeticija. Ir nusileidžia toks didokas, žinai. Ir aš kažkaip galvoju, bet čiagi tai jisai turbūt jau per blatnas, kad pats ateitų. Čia jo yra koks nors... Stendinas. Nu, vat jo, kažkoks asistentas, žinai. Aha. Nu, ir aš taip, žinai, mes tą sceną, žinai, ten jinai trumpa tokia buvo, ten, žinai, perėjom viską, žinai, jisai pakalbėjo viskas ir aš taip kažkaip, jisai kalbėjo rusiškai. Bet rusiškai jisai taip kalbėjo, nu, su labai dideliu akcentu ir galvoju, kodėl, bet ne angliškai, žinai, kodėl rusiškai. Ir, nu, bet, šneka, ką daryti. Nu, ir mes jau čia kaip ir viskas apsitarėm, ir režisierius sako, nu, gal kažkas turi kokiu nors, žinai, kažką pasakyti, žinai, jeigu ne, tai mes skirstumės. Nu. Na, sakau, aš turiu pasakyti. Sakau, klausyk, tam, žinai, stendindu, jo. Sakau, tu, kai kalbi rusiškai, tu labai blogai kalbi rusiškai. Rusų kalba, žinai, nu ir aš jam pradėjau savo įsivaizdavimą rusų kalbos ir panašiai, nes jis taip labai užglūdina ten tos kampus, žinai, kaip man tada pasirodė. Ir aš tą nemačiau, bet Donatas, tarp kitko, irgi Šimukauskas buvo tam pačiam susitikimui. Sako režisierius, taip, žinai, taip akinius palenkė, taip, sako, žiūri į mane, žinai. O aš ten, žinai, tam... O jisai man, žinai, yes, thank you, yes, žinai, yes, nu, atsakau, maždaug taip. Profesionaliai. Maždaug taip, žinai. Ir jis man, yes, thank you, žinai, gerai. Jo, aš viską pasakiau, gerai, einam, žinai. Ir man po to sako, man atrodo, Donatas sako, žinai, sako, nu, tu, žinai, gal nereikėjo, žinai. Sakau, ką nereikėjo? Nu, tipo, kad tu tokiam aktoriui tu kažką, žinai, aiškini, žinai. Aš tą supratau, tai čia jisai, čia buvo iš tikrųjų. Teko paskui porą mūsųčių praleisti. Ne, tarp kitko, ne, jis iš tikrųjų labai gražiai su mumis elgėsi, tas Seras Benas Kingslis. Niekad nebuvo taip, kad kažkas mane pasikviestų į šalį ir sakytų, tu čia, žinai, dar čia jam kažką pasakysi. Mes taip tikrai priėmė ir nepasakyčiau, kad ta jo rusų kalba nuo to pagerėjo, bet jis labai jis toksai, žinai, išklausė mane, ką aš jam pasakiau. Jis išgirdo. Profesionaliai tiesiog išklausė. Jo. Nu, tu ir esmė, aš girdėjau, Daniel Craig, kai buvo atvaręs pas mus tą, irgi ten su partizanais tą filmą filmuoti, tai Hebra, kur prie to filmo dirbau, sakėm, paprasčiausias čiuvakas, vapšė, maladėtas.
Tai viskas gerai, aš manau, jisai priėmė tai kaip gerą pamoką ir galbūt atsiprašau. Nežinau, aš tiesa buvau irgi dar vieną kartą išsišokęs prieš kitą aktorių. Buvau filmuosi tokiam rusiškam filme Sobibor. Čia filmavo 18 metais, man atrodo, Lietuvoje apie tokį tai visai Sobibor. Palyginus neseniai. Apie ką? Apie tokią mirties stovyklą, net ne koncentracijos, vokiečiai žydai. Ten atveždavo žydus tiesiog nužudyti ir sudeginti. Ir tenai buvo toksai Konstantinas Chabenskis. Taip gavosi, kad jisai tapo netgi to filmavimo eigoje, to filmo režisieriumi. Ir ten turėjom tokią sceną, buvo Greičius toksai lietuvių operatorius filmavo, žinai. Ir taip gavosi, kad iš pradžių nufilmavo tokią sceną, kur ten mane vienu žodžiu nužudo. Ir aš jeigu teisingai atsimenu, kažkaip turėjo būti, kad turėjo filmuoti iš pradžių į to žudiko perspektyvą ir po to kažkaip iš mano perspektyvos turėjo tą žudiką filmuoti. Jeigu teisingai atsimenu. Žodžiu, bet aš atsimenu, kad žinai, žudė, jie paleido visus, žinai, pietaut. Ir aš kažkaip tenai stojusi, jau ten, žinau, jie dviese ten kažką apsitarinėja. Sako, čia gal reikėtų taip filmuoti, gal biškai reikėtų taip filmuoti. Ir aš taip stojusi ir šalia sakau, nei taip, nei taip. Apie ką jūs kalbat? Visiškai nesąmonė. Kokį tai Kosti, tau jo akis reikalingos, tu akis turi matyti. Ramai, pasakykim, akis. Ir aš taip kažkaip susivokiu, kur aš esu tuo momentu. Taip kažkaip tas Konstantinas sako, ačiū, einam dabar pavalgyti. Taip gražiai jisai mane, žinai, taip Diplomatiškai užbaigė. Bet filmavo taip visgi, kaip aš sakiau. Nes, ne, ten, ta prasme, jie iš tikrųjų ten dėl ten aplinkybių, jie, ten tikrai svarbiausia buvo akis toj scenoje, ką jie turėjo filmuoti. Kažkaip jie... Tai kažkas suvokimas paveiks mane, kad nužudė kažkas tokio. Gal. Ne, maladėt, iš savo perspektyvos pateikus, aš, žiūrint kai kurios, dabar neatsiminsiu ten tuos behind the scenes Blu-ray special ten su filmu, kur ten režisieriai tampa geriausiais draugeliais su aktoriais, aktoriai duoda jam patarimus ir to ilgainiui filmas tik laimi, tai ne, taip, aš manau, čia normalu. Tik reikėtų daugiau, kultūringiau tai reikšti, negu aš tai padariau tuo metu, bet aš tiesiog pasiteisimas mano toks, kad tu mane ką tik nužudė ir ten... Mane tikrai skaudžiai daužė tas kitas aktorius, kuris mane žudė ir aš to nesitikėjau. Jis ten turėjo jis turėjo netikrą kirvį. Bet ten yra tokia metalinis toksai pagalys, vienu žodžiu, aptrauktas silikonu, kur, atrodo kaip kirvis iš tikrųjų, nors ten jaučiasi tikrai. Ir jis turėjo ateiti ir jis atseit mane ten su to kirviu nukerta ir po to mane nužudo. Ir, aš galvoju, žinai, kaip jisai kažkaip užsimos, aš kažkaip atvaidinsiu, kad jis man trenkia, aš nugriusiu, žinai, viskas gerai. Ir prasideda tas scena, jis pribėga, jis užsimoja. Ir jis mane iš tikrųjų nutrenkė su to, ta prasme... Guma ta visa. Net ten neguma, ten metalo gabalas aptrauktas guma ir jis mane nublaškė tiesiog, žinai. Aš, buvau, vienu žodžiu, taip, gerai, okei, žinai, taip atsikeliu, viso, žinai, prieina kaskadininkas, sako, minė, gerai atvaidinai, sako, patikėjau, kaskadininkas, žinai, kur aš sakau, aš nieko nevaidinau, jis mane tiesiog nutrenkė, žinai. Locha, bet jis taip prie, sako, patikėjau, žinai. Lietuviški projektai, mes čia jau truputį prašoką, mes turim 0, 1, 2, 3 ir ateina tarptautiniai projektai, kaip šitas, kaip Redirected, irgi tai buvo tokios kaip, pirmos patirtis tau, kaip tu pats sakai, stovi petis į petį ten su, žinai, ten jau
tarptautiniam žvaigždėm galbūt galima taip traktuoti. Ar buvo, nu, nežinau, netoks, kad aš čia jau viso pasiekiau savo, bet ar jautėsi save realizavęs ir ar tai buvo kaip papildoma motivacija? Kad Ne, žinok, apie tą realizaciją, jinai, aš net nežinau, iš tikrųjų, kas tas yra. Eilinė darbo diena? Buvo daugiau, nu, toks, nu, didžiulis prikolas. Nu, žinai, filmuojasi, žinai, su žmogum, kurį ten, žinai, esi matęs, nu, seniai ten didžiuliuose filmuose, žinai, ten. Vat su Benu Kingsley tikrai siūlyčiau pasižiūrėti. Gandis yra filmas apie, nu, tą Mahatma Gandhi. Bet ten tikrai, nu, fantastiškas, žinai, tik, nu, wow, koks filmas. Žinai, tuo pačiu, žinai, Emilis čia šalia, žinai, čia viskas čia, žinai, čia Lietuvoje, čia mes važiuojam, žinai, tą Klaipėdą, po to, žinai, ten kitos patirtis, ten, nu, tai buvo, nu, tiesiog, nu, didžiulis džiaugsmas. Nu, apie tai, kad aš čia, žinai, ar save gyvendinu, aš kažkaip niekad negalvau. Aš iš tikrųjų žiūrėdamas Zero irgi negalvau, kad kartu kalbėsimės prieš kadrą. Tai suprantama. Tiesiog linksma, faina. Faina, figėna, mes tą patį darome. Tikrai drivas gyvenime, žinai, kiekvieną kartą, vat, kai gauni vaidmenį, žinai, kažkur tai filmuosiesi, žinai, kad tai bus, nu, tikrai kažkas, ką prisiminsi visą gyvenimą, žinai, ir tuo pačiu turėsi ir gerą laiką, ir padirbėti reikės pasistengti, ir, nu, labai fain, nu. O toks klausimas, pas mus čia buvo pacanai aktoriai užsukę Petras Koneika su Laurinu Jurgeliu, žinai, naujoji vaikinų pacanų aktorių mokykla. Žino irgi sakė. Šaunuolė. Nu, jo, savi pacanai. Labai gerai žmonės. Tai mes kalbėjome apie tokius dalykus kaip aktorių tipažai, kad vat jisai yra Marozas, vat jisai yra mokslininkas, vat jisai yra tenais ten sportininkas. Tavo tipažas, nu, tu tokį kaip ir turi, ar tu flexible? Nu, 0, 1, 2, 3, nu, aišku, kas tu tenais esi iš esmės. Kas tu buvai, va, tam neseniai kurtas Konstantino tas projektas? Ar kas aš ten nacis buvau. Ne Marozas, karačiai. Nu, kaip pažiūrėsi, žinai. O šitam, o tam su Benu Kingsley buvo mentas, tai, nu, tyrėjas, nu, mentas vis tiek. Nu, milicininkas. Turbūt turiu aš kažkokią tai tipažą ir aš manau, kad tas tipažas jisai greičiausiai ir iš manęs paties kaip iš žmogaus kažkaip tai ateina gimsta, bet ir turbūt iš tų žiūroviškų patirčių, nu, ta prasme, kad galbūt režisieriai, kurie pamato, jie gal yra jau matę kažkokiam tai vaidmenį ir jie tiesiog jiem tinka tas ir jiem reikia to ir tą toliau aš darau pas juos. Taip vyko su Šurajevo serialu, bet ten tavo personažas Efka. Blemba, žinok, ten viskas labai keistai vyko. Ten, ta prasme, nu, mes tada visi susirinkom, visi tokie ten skirtingi buvom, ten kažką filmavom, kažką jie pasirašė, buvo kažką ten gal nebuvo, žinai, ir nu, kažkaip taip gavosi. Kažkas gal, ne, žmonėms patiko, žmonės laukia, to per netesime, tai projektas, manau, pavykęs. Vis dar laukia. Vis dar laukia. Aš irgi. Jau aktoriai saugo, varzdas užaugo. O toks klausimas, ChatGPT, žinai? Taip, aš žinau, kas yra. Į ChatGPT suvedus Who is Mindaugas Papinigis, tenais, rašo, netiesiogiai citata, bet ten, is a ten notable, ten accomplished Lithuanian actor, kad, nu, nusipelnęs Lietuvos aktorius, kuris yra labiausiai žinomas dėl savo skardaus balso. Kompas taip sako. O nuotraukai duoda ar ne? Jo, duoda tavo fotkytę, ten visą kitą, nu, ką Google'ai meta. Nu, kozeris tavo fiškė, nu, neneikim šito dalyko. Nu, gali būt. Ar tai buvo kažkas, ką tu lavinai, ar tu šiaip visada taip šnekėjai? Aš šiaip visada taip šnekėjau, nu, tiesiog taip gavosi, žinai. Ir, nu, gal kozeris, nu, sunku pasakyti, nu, tarkim, ar jūs vis dar girdit, kad tas, nu, tas, dabar, mano draugai, ten šeima, dar kažkas, nu, jie negirdi to balso, turbūt tik tai, kas tu, žinai, kai susitinki su kažkokiu nepažįstamu žmogum, žinai, kad ten, ar užsienį kažkur, tu, žinai, what's wrong with your voice, žinai.
O taip, nu tai nesigirdi, nu priprato visi. Nu, priprato jo. Bet čia natūralūs procesai, ne trauma, ne cigarečių ten 20. Aš turėjau kažkada traumą ir po to natūralūs procesai taip darė, kad balso taip, stygom kad taip ir kažkas, yra. Šokant į 0203, nuostabus savaime filmai, įdomus experiencijai. Mane Aš taip vat kestas tavo. Ir tiesiog einant pro, kas tenai su tavim, tavo scenos partneriai, tavo kolegos ant kadro, tai ten vat Andrius Belobžeskis, dėjo man. Dar kartelį, Belas. Belas, ne? Tai va, Belas, Ramūnas Rudokas, Rimantė Valiukaitė, Andrius Žiurauskas, Giedrius Savickas, tarp daugelio kitų nuostabių talentingų aktorių. Labai pasisekė. Tau stovint, ar atliekant repeticijas, ar jau būnant kadre, buvo toks momentas, kad blemba, vat šitą, vat ką jisai ar jinai daro, vat čia yra kieta savybė, vat, kad, nu, kad jie motyvavo. Taip, aišku, visą laiką matai, jie labai kieti. Aš galvoju, kad jie tikrai labai geri aktoriai yra. Nu, grandai. Ir jiem tiesiog jau daug kas gaunasi labai natūraliai ir atrodo visiškai be jokių pastangų. Bet aš tikrai visada, kai tik tai turėdavau progą, aš visą laiką taip mėgstu pastovėti kažkur kamputį ir pažiūrėti, kaip viskas vyksta, nes, nu, labai smagu. Tikrai ir stengiuosi, nu, aš ką žinau, aš kažką tai stengiuosi iš to išmokti, nežinau, nu, kažką gal išmokti. Nu, pavyzdžiui, kameros jutimas yra toks dalykas, žinai? Jo, yra niuansų. Nes pas mus būna, ateina, nu, žinai, ten reperiai, muzikantai, influenceriai ir taip, į kurią čia kamerą sakyt. O buvo aktoriai patsanai, tai jiem net nereikia sakyti, jie automatiškai, jūs ten tą, nes jaučia kamerą. Nu, ir įpratimas, ir patirtis, aišku, taip. Tai pasisėmė po tų dalykų. Jo, buvo vėl vienas aktorius toksai, neatsimenu dabar kur, aš tik atsimenu, kad jisai, nu, irgi ten kažkoks senas labai patyręs, kad jisai taip, jam reikia pasižiūrėti kadre į laikrodį ir jisai taip va tą ranką užsimeta ir taip pasižiūrė. Ir mes taip iš šalia žiūrim, kas čia per nesaka, aš išsipisinėjau, žinai. Ir po to žiūrim kiną, žinai, jisai idealiai tą ranką, žinai, jis ten kaip reikia tam. Ar jisai žino stambumas, koksai yra šito objektyvo, ar kažką, kad jisai turi taip pravest, kad gautųsi iš tikrųjų. Ant kadro, kad gerai atrodo. Nu, vienu žodžiu, esi visą laiką ir mokaisi. O dabar kokie projektai, apart kelionės didelės, kurią mes aptarsim, filmai, klipai, kažką judėjai, castingus vaikščiai? Nu, kol kas rami metų pradžia, bet aš tikiuosi įsibėgęs. Apart vaidybos filmuose, Jau. tu esi jos ir gaminęs, vadybinės, prodiusavęs. Čia yra sunkus šiaip pamatas. Nu jo, šiaip. Ir kaip sekės? Tu irgi prodiuseris, teisingai? Aš taip, aš prodiuseris, jo. Tai jau nebe. Irgi. Ne filmų, bet... O ką tu prodiusavai papasakoti? Patsanskus pokalbis, jo. Teisingai. Bet tai filmus irgi tu prodiusinai, ar ne? Ar tu tik filmų? Jo. Kažkada grįšiu. Iki Tram 5 pas mane tik Tram dabar kontekstų, iki Tram 5 padaryti pilnametražį... Fast and Furious lietuviškai. Jo, darysim greitį ir įsiūtę su žostkom gonkiam po Lietuvos kelių su žostkai tuninguotom mašinom. Nu, nekantrauju, norėčiau pamatyti. Ir jeigu bus, kaip čia, vaidmuo, darysim castingą, susisieksim. Gerai. Tai gerai, vadyba tavo atveju, ką prodiusinai? Aš kažkada sutikau Rolandas Kaisgerį ir jisai sako, davai ateik, ten gaminam filmus. Jis tuo metu darė serialus, bet turėjo ambiciją daryti ir filmus. Ir pabandėme su juo, padarėm 2 tokius filmus. Pirmas vadinasi Kunigo naudą velniai gaudo, antras vadinasi Patriotai. Žin, tas Kunigo nauda, man atrodo, YouTube jisai yra... Gali būt. Matęs irgi. Gali būt. Nu, pabandžiau. Labai sunkus, iš tikrųjų, amatas. Nu, labai sunkus. Ir aš kažkaip pagalvojau, kad gal visgi kadre ir man labiau patinka. Tai ir kažkaip tai nusprendžiau to atsisakyti, kol 2022 metais, kai atsitiko ta invazija rusų į Ukrainą ir, vienu žodžiu, mes su bičiuliu Andrium Polavičium, aš jam padėjau, darėm tokį serialą vėl, vadinasi,
savo akimis apie, nu, vat apie tą pradžią karo 22 metų Rusijos prieš Ukrainą. Tai vat tada dar paprodiusavau biškį. Tikrai supratau, kad tikrai daugiau jau niekada. O tai kas įėjo į tavo darbų planą? Tipo, nu, sumenedžint lokacijas, ar biudžetą, ar techniką? Principė, truputį visko. Truputį visko. Truputį visko. Nu, man tai yra truputį per daug, man atrodo. Nu, prodiusavimo, tu turi turėti meilę tam, kad kai tu stovi sete ir kai viskas dirba ir kai tu žinai, kad iš esmės, nu, tu buvai tas variklis pagrindinis, kuris išjudino aplinkui tada visus sriegius, tai tada tu jauti tą kaifą. Ir aišku, nu, per premjeros dieną, bet aš stoju, atsimenu, per premjeros dieną ten irgi, ar ten kitų filmų, ar savo filmų, tu premjeros dieną tu turi vieną, kai visi ten paploja, koks tu fainas, kokie jūs nuostabus, bet prieš tai tu turi tenais drožti mėnesiais, ten ruoštis, visą kitą ir galvoju, nu nafik. Tai aš sakau, aš prodiusuosiu filmą, tai aš jam babkės tik tai gausiu. O gamins filmą man bus gamybos vadovas, gamybos koordinatorius, jūs ten dirbkite, aš atvažiuosiu į aikštelę, prisidėksiu cigaretę, tai papeisiu, dirbam, ir sėsiu ir išvažiuosiu. Va, čia yra prodiusavimas. O šiai dienai, ar turi savo showreel.mp4 įdėtą į Vimeo? Taip, Yra, bet man atrodo, jis tenai užslaptintas yra, mano showreelas mano IMDb yra. IMDb tavo profiliai yra tavo showreelas. Taip. Mačiau ir nuotrauką tenais įdėjęs. Tas profilis kainuoja, tai investavai truputį. Gavosi taip, kad jo, vieną kartą aš ten nusipirkau ir po to, kai prikabini prie automatiškai tie mokėjimai nueina. Ir aš jau šiemet kažkaip galvojau, pabandysiu atsisakyti, nu, ir pažiūrėsiu, man geriau nuo to ar blogiau pasidarys. Ir vat aš taip galvojau ir pistėtina telefonė pranešimas, kad sumokėjau. 13 eurų nuskaičiuota. Gerai būtų, ten, nežinau, nu bet daug ten. Nu, na. Nu gerai, dar metus tada pabūsiu. Ai, čia už metus. Ja. Supratau. Primink, Redirected ar 03 ir šiaip Zero filmų serijų Vova, kur tu buvai? Tai visur pasimylė, aš visur. Zero visur esi Vova. Ir Redirected tu Vova? Ja. Tai man atrodo klausimas dėl tipažo atsakytas. Bet ten tas Vova, jisai, nu, ne tas pats Vova, ten toks Vova jausmas, kad jisai... Visur jisai yra kažkiek tai skirtingas. Nes bėga laikas, ten keičiasi aplinkybės, tenai. Ne visi tie filmai tokiamis pačiomis aplinkybėmis vyksta, tenai jie, nu, skirtingas ir temos ir panašiai, bet Redirected tikrai buvo Vova. Ir kodėl aš prisimenu, nes sėdim mes tokiai mašinai, keturiese, aš sėdžiu čia ir iš priekinės sėdynės atsisuka, sako, Vova, who the fuck is Vova? Čia Vinnie Jonesas? O čia Vinnie Jonesas. It's me, I'm Vova. Ir jis taip, žinai, tipo man į nosį tik taip. Jonesas mane mušė. Nes, nu, labai fainai buvo, aš toks buvau visada gerbėjęs jo tų vaidmenų filmuose, tai va, tai tikrai buvo Vova. Čiotkai, nu tai, vat, irgi patirtis su Vinnie Jonesu, tai, nu, didelis milestone'as, toks pasisiekimas, kaip čia. Nepasakyčiau, kad didelis ten milestone'as ar kažkas, bet tiesiog, nu, man asmeniškai buvo smagu. Nes aš pats su juo žiūrėjau tos filmus ir staiga, žinai, jisai vėlgi vaidina tokį marozą, žinai, tokį blogiuką ir žinai, ir vat, aš šalia, žinai, esu galiu tai stebėti, žiūrėti ir prisidėti netgi kažkiek. Nu, o už kadro, vat, Vinnie Jonesas, nu, marozas ar, žinai, profesionalas, tai vat, savo. Aš manau, kad profesionalas mes labai nedaug bendravom su juo. Aš girdėjau, kad jisai, nu, mėgsta padurniuot, bet čia jau, kada jau čia tas buvo, čia mes, kada 13. Čia, man atrodo. Aiktų, na, šitą labiausiai girdėjau. Čia kaip nuo SpaceX, nuo raketos. O va tavo personažai, tavo Vova, va kas tu esi, žinai, Vova. filmuose ir tada bum, kameros išsijungia, koks tu esi gyvenime? Aš užsidedu akinius, atsiverčiu enciklopediją vat, ir gaminu kiaušinienę. Ai, nu, o taip, kad eitų pacančikai ir taip, turit parūkyti, nedarydavai taip. Ar Ne, nu, pacientų turi? Ne, blemba va centų. Taip šokinėdavai.
Centų, man atrodo, vieną kartą mes esam ėję prašinėję centų, nežinau, kokioje 7 klasėje kažkur. Draugeliais rajone. Ne rajone, nes su draugeliais kažkur aplink katedrą, aplink ten užupį kažkur tenai. Ir kažkas sakė, nu, durniai, surinkit bonkės, priduokit ir nereiks prašinėti. Nu jo. Supratau. Ne, nu, aš tam, Vova yra personažas. Personažas, kuris sukurtas yra Emilio Vėlyvio ir Banio Jono scenarijaus, Emilio Vėlyvio režisūros ir po to, žinai, montažo pagalba, žinai, aš prie to kažkiek prisidėjau, žinai, bet tai, nu, tai yra personažas. Kažkiek, aišku, nuo savęs, kaip aš įsivaizduoju, kaip aš kažkokias tai galbūt patirtis turėjęs gyvenime esu, aš jam esu davęs, žinai, tam personažui, nu, bet tai personažas. Tapatint personažą su žmogum, su aktorium, mano atveju labiau su žmogum, sunku vadinti mane aktorium, yra, nu, kvaila kaip minimum, nu, ir dalbajobiška netgi, sakyčiau, kaip normali mum ir gal pederastiška kaip maksimum, bet nesvarbu čia. Bet šitas, kad, nu, nebūtinai tai reikėtų daryti, nes taigi mes žmonės, aktoriai irgi žmonės. Nu, kas vyksta ant kadro lieka. Jo, nu, tai yra, tai kūryba yra. Bet man šiaip iš tavęs, nu, vat, ir kai intervus mačiau, ir dabar, va, kalbantis, man atrodo, kad šiaip pats esi toks, vat, mąslus, pafilosofuot mėgstantis žmogus, ne? Ramus pakankamai. Šiandien skaičiau Platono 10 laišką, Sokratui. Turėjau tokį įspūdį, kad ten labai maža dalis ekrane tavo asmenybės patirčių. Nežinau, žinai, turbūt sunku man pačiam atsakyti, žinai, tą, koks tu esi, esu, koks esu, kokia nuotaika, žinai, kaip atsikeli, kaip pachmėlas nuotaika, blogesnė, tai blogesnis, kad ne, viskas. Visaip tenai būna, nu. Manau, kad esu visoks. Kaip ir visi. Nu, tai taip. Gerai, o pafantazuokim dabar. Davai. Bet imkim taip, kad žmonės žinotų, Hollywoodo, bet koks aktorius arba aktorė, su kuo norėtum suvaidinti filme. Ir koks tai turėtų būti filmas? Veiksmo trileris, ar ten komedija, ar drama? Norėčiau suvaidinti su Christopheriu Walkenu filme, kur būtų 2 personažai, jis ir aš, kambarį, nu, 2 valandas. Apturėti dialogą tiesiog. Jo, kad mes ten ir šnekamės ir... Christopher Walken čia vyresnis toks, pražylęs jau senolis. Jisai tokį ežiukas, jo, ir jisai šneka, kaip ir po to visi įmėgdžia. O čia su scenarijum norėtum, ar tiesiog... Ne, aš norėčiau, kad būtų puikus scenarijus ir kad būtų įdomu, ką mes ten veikiam. Nu, bet tu kaip, turbūt, nu, kaip kino, nu, ir produceris, ir aktorius, ir paragavęs, nu, vat... Ir šilta, ir šalta. Režisieriai man kas sako, kad maža. Parašyti scenarijų gerą, kuris vyktų vienoj lokacijoje, vienam kambarį yra, nu, čia praktiškai misija neįmanoma. Čia... Labai sunku, taip, bet tu bežinai, mes fantazuojam čia, ar mes čia... Ai, realybę kažkokia turim. Kam čia dabar tada realybė, nu? Okay. Nu, ten, o ką su kokiu krūzu šokti iš lėktuvo, ne variantas? Kokiam? Aišku variantas, žinoma, aš abejoju, kad aš atsisakyčiau iš vis, nu, ta prasme, jeigu mes fantazuojam, nu, tai mano čia būtų toksai, nu, ko aš tik, nes man labai patinka tas aktorius, kaip jisai vaidina, kaip jisai dirba, kaip jisai, kiek, nu, vat, mano turbūt mėgstamiausias yra vakarų aktorius. Atkreipi dėmesį, pasiekine visą laiką yra tokių mažų kažkokių tokių šudelių, kaip, nu, vat, tai jisai tenai, žinai, ar tenai kažkaip tą ranką pajudins, ar tenai tą akį primerks, ar kažkaip tai jisai, ar ten truputį nusijuoks, kad ten nuim biški, ten įtampa atmosferos, ar ten, ar kaip tik jis ten kažką tai labai, nu, vat, nu, labai man patinka jis, nu, vat labai mėgstu, kaip jisai vaidina, žinai. Prasiplėskim, žinai, pocanskom temom. Važia. Tai yra tačkės, babkės, trepkės. Tai kaip tau gyvenime, Danas buvo parašęs tokį klausimą, kaip ten, prie
Papinigis, prie pinigų. Nu, gali būti. Gali būti. Tai klausimas yra, ką vairuoji kasdienybėje, bet mes kaip ir matom. Karočią, praktiška, ekonomiška ir paprasta. O kodėl ne BMS, kodėl ne X5? Man pohu, žinok, ta prasme, tos tačkos, trepkės. Neafišuoji šito, ne? Nu, kažkaip, žinai, gražu pasižiūrėti. Bet čia aš kaip reklama, bet iš tikrųjų mes su Vicka, kai buvom tokiose lenktynėse, kur ten, Norvegijai, pizda kokios tačkos. Rimti bolidai. Ten, tikrai, žinai, Ferrari, Lambai, Porsche, ten Benzai, Mersai, ten, kas nori, žinai. Iš tikrųjų labai gražu pasižiūrėti. Tikrai tai yra daiktas padarytas kaip, koks meno kūrinys, žinai, ten ir formos, ir ten jo, ten kaip greitai jinai gali važiuoti, kaip gerai valdosi, žinai, ir panašiai. Toks malonumo dalykas. Fainai pasižiūrėti, fainai pasižiūrėti. Jeigu galėtum turėti, bet kokią, neribotas biudžetas ir vieną laisvalaikiui ir vieną kasdienybei, tai kokius ratus turėtum, kokią tačkę pasirinkti? Aš motociklą turbūt pasirinkčiau, ne mašiną, jo, nes, man yra... Jo, Chopperį ar Hayabusa? Ne, streetą kokią nors. Streetą? Jo, kokią nors, nežinau, paprastą. Ok. O moco teisės turi? Ir moco turi? Palakstai? Taip. Porą metų kažkaip tai jau nevažinėjau. Bet dabar tu į vasarą... Galvoju, reikia išsitraukti, reikia atnaujant, atšviežinti. Tai mašina labai fainai nuo taško A iki taško B, saugiai iš lėto važiuoja, o šiaip pasilinksminti su motociklu turbūt linksmiausiai. Tai lauksim įspūdžių kaip vasarą Katalinį su mocu. Gerai, pasistengsiu dėti kažką tai į viešą erdvę. Turinį. Taip, kontentą daryti. Apie mergas dabar. Širdies santykiai, kaip reikalai šitą temą. Labai gerai, labai gerai. Yra gyvenime moteris? Taip, jau ir ilgą laiką, ir tikiuosi dar ilgą laiką jinai ta pati ir liks. Ir tu laimingas, ir jinai laiminga, ir laimingai kažkaip. Aš jos dažnai klausiu, jinai sako, kad jinai laiminga, ir aš laimingas. Mum kaip viengungiam patarimų, kokių turi? Svarbiausia dideli papai. Pas vyrą ar pas moterį? Kad vokiška nugarinė, ar kaip ten, ar iš priekio, kad būtų? Ne, svarbiausia, kad, žinokit, yra svarbiausia dideli papai, kad būtų ilgos kojos, kad būtinai blondinė, būtinai. O visa kita yra, net nežiūrėti, ta prasme, visa kita yra nesvarbu. Supratau. Tik tai yra svarbu. Išvaizda pamylės prie charakterio O, Jėzus, charakteris dalykas, tai egzistuoja, tai neegzistuoja. Ne visą laiką svarbus. Supratau. Gerai, o jeigu taip kalbėt apie babkės, bet ne taip, kad, čia reikia kelti tas babkės, tai dabar taip pafilosofuokim. Istorija toliau rašosi, bet ir patirties turi tiek filmuose, tiek bendravime su žmonėmis, skirtingi karjeros keliai, vadyba, aktorystė. Kaip tu apibūdintum sėkmę? Kas vyrui yra sėkmė ir savirealizacija? Kas tave motyvuoja pabūsti iš lovos, kas rytą? Aš įsivaizduoju, kad sėkmė yra tada, kai tu turi tikslą ir tą tikslą tau sekasi siekti. Yra tame kažkokia, tu matai prasme, tu, žinai, ir iš to, ir aišku, ir uždirbi, ir matai, kad tu darai kažkokį tai gerą darbą, ar tiesiog, kaip, žinai, filmai, serialai gal irgi yra kažkam tai geras darbas, kažkas tai žiūri, kaip į, tu, žinai, Porschus, Ferrarius ir Lambus, ir tas gražu, ir tas kažkaip kitaip gražu, ir kažkokiu tai atneša minčių, ir panašiai. Aš galvoju, kad svarbiausiai nepamest reikia tikslų, ir kai tu jį turi, tai jį natūraliai kažkaip visada norėsi siekti. Per tą siekimą ateis ir ta savirealizacija. Minėjai, kad turėti tikslą ir taip pasiekti savirealizacijos, o prieš tai minėjai, kad yra filmuotas, tarkim, prikolas. Tai man klausimas tau, tu labiau esi žmogus, kuris nusibrėži gyvenime, ko nori, ar žiūri, ką gyvenimas duos? Aš manau, kad tame turėtų būti vėlgi sveikas balansas. Todėl, kad grįžtant dar prie vieno dalyko, prie sėkmės,
kas yra, didžiulis faktorius ne tik tai kine, bet ir visame gyvenime. Ir tu negali žinot, kaip jisai pakryps, žinai, tas tavo gyvenimas. Tai aš manau, kad reikia sveikai skaityti, taip vadinamus ženklus, aplinkybės žiūrėti, bet, kažkokį tai planą turėt susidarius. O kaip dėl kiekvienas tavo likimo kalvis? Kiek rimtai priėmė? Aš manau, kad 100%. Bet tada nuo sėkmės netiek daug turėtų priklausyti. Vėlgi, matai, tu kali tai, ką tu tuo momentu turi. Tai vėlgi tam tikram balansė. Kaip prisitaikai apie aplinkybių, žodžiu, ne? Jo, prisitaikai, ar jas pakreipia kažkaip tai biški savo linkme, kurią tu norės pakreipti. Arba paskutinė, arba ryškiausia, arba pirma ryški patirtis, kai pajutai, kad pasiekiai kažkokį tikslą išsikeltą. Oi, neturiu tokio jausmo, žinau, kad aš pasiekiau kažkokį tikslą išsikeltą. Aš jaučiuosi tik tai dar kažkur pradžioj pačio viso proceso. Bet irgi gerai, mokinio požiūris. Be abejonės, tai tam prasme, kad tu visą laiką kažką tai naujo išmoksti. Kaip žinai, gyvenime kiekvieną dieną tu kažką tai naujo išmoksti. Kažką tai naujo pasiemi iš tų aplinkybių, kuriuose tu esi, žinai. Ar tu važiuoji į kelionę, ar tu būni namie, žinai, ar tu kažką tai, žinai, ten tenise, žinai, tenai riešą biškį palenki kitaip ir jau tau backhandas gaunasi daug geriau, žinai, ir tu, žinai, kitą dieną pisti jau tau vėl nesigauna, žinai, reikia tai kaip aš ten, žinai, vėl treniruotis. Tai aš manau, kad reikia visą laiką labai žiūrėti tas gyvenimo aplinkybės ir iš jų imt, kiek gali daugiausiai to, ko tu nori iš to pasiimti. Prie mūsų diskusijos prisijungia Iron Vytas. Diskutavo, taip, tokia diskusija vyrė, aš čia klausiau, aš ką tam taip norėjusi įsiterpti apie Mindės balsą, kad ar ten trukdo ar netrukdo jam, trukdo man, nes aš negirdžiu jo. Nes negirdžiu žiūrovai, tai gerai su mikrofono, taip tai kalbėjo. Ką? Užtat kaip įdėmiai klausaisi tada. Bet šiaip bairiui, bet iš tikrųjų. Jo. Ta prasme, kalbi su hebra, kurie garsiai šneka, dažniausiai, taigi, marozai. Ir vėliau su Mindė susitinki ir toks iš karto ramuma ateina į dušę, nes tu pradedi klausyti. Tai kai Mindaugas šneka, įdėmiai klausai. Ir tada vėl nueini pas tu, sakai, nerėktų man jausi. Aš negaliu klausyti. Tai su Mindė tokios būna problemos iš tikrųjų. Yra. Ir pliusai, ir minusai. Balansas, kaip ir prieš tai. Balansas, taip. Mindaugas labai subalansuotas yra. O mes atėjom čia, jūs vaikinai atėjot papasakot apie, kaip aš įvardinčiau, kelionę iš tada, kai pas mus buvo šalta, važiuoti į ten, kur dar šalčiau. Dar šalčiau, tai čia yra, Kodėl? Čia yra tokių durnelių savybė. Žinai, visi žiemą bėga į šiltus kraštus, o aš jau pasimokiau. Aš praeitą žiemą buvau Argentinui, vėliau Egipte ir taip toliau. Ir man tai buvo ir faina ten, bet grįžus ant... Kontrastas ant tiek depresnekas Lietuvoje, kad šalta, kad aš galvoju, aš nedarysiu tokios klaidos, nes grįžtant į tėviškę, tu turi džiaugtis tėviškę. O kada tu grįžti į šiltų kraštų, į šitą ten iš plus 25 į minus 20 ir tu toksai... Kur aš, kodėl aš čia? Taip. Tai nusprendžiau, galvoju, aš geriau pasimsiu draugą Mindaugą ir varysim ten, kur žiauriai šalta ir tada, kai tikri patriotai grįšim ir tokia. Kaip čia gera. Lauk, minus kiek čia pas mus? Šnaistriukė atsisegė. Tai Mindė, čia pirma tavo kelionė tokia buvo į Skandinaviją, ne? Jo, su Vytautu pirma kelionė. Aš buvau nustebintas ir smagiai sužavėtas Vytauto išrinktų maršrutų. Čia tu autorius visos idėjos buvai, ne? Mes su mano bičiuliu Zenonu sumastėm, kad reikia tokio projekto, kelionio, nes mes prodiusuojam laidas į GO3 ir galvom, kokią čia padaryti tokią įdomią, fainą kelionę ir šiek tiek nestandartinę, kad būtų. Kad ir patys fainai laiką praleistum ir parodytum žiūrovui, kažką įdomiau negu ten Ispanijos palmės ar ten, Afrika, aišku, labai būtų įdomu su Mindė kur nors nuvaryt, kur šilta, vasarą, nuvaryt, kur karšta, tipo žiemą, kur šalčiau, čia plus 3 barom, kur plus 50.
Okay. Jo, ir tada sumastėm, kad vat, būtų faina kažkur nuvažiuoti, kur šalčiau. Pakalbėjom su GO3, ar jiems įdomu būtų toksai maršrutas, sako, toks maršrutas mums žiauriai įdomu. Ir iš tikrųjų šiek tiek paskubomės ir važiavom, kol sniego užtik, nes vėl derinimai ilgiau vyksta ir kad neištirptų sniegas, čiupom lagaminus, susikrovėm, šokom į Maroką ir varėm. Tai šį kartą tu prodiuseris buvai. Jo, šį kartą jo, čia Mindė pasakojo apie filmų prodiuseris, apie serialo pritisamą, jis taip kukliai ten šneka, ten savo akimis, mes čia tokį filmą, suprodiusavom serialą, iš tikrųjų karo pradžioj, kada buvo daug pabėgėlių iš Ukrainos, daug stafo, ten moterų, aš nežinau, kiek ten daug ir aktorių. Moterų. ir aktorių, ir už kadro, ir taip toliau. Ir aš buvau pakviestas vaidintame seriale. Ir jis taip čia kukliai pasakojo apie visus dalykus ir iš tikrųjų ten buvo didelis reikalas ir didelis palaikymas. Hebra, ką jis viską kalbėjo, dauginkit iš normalų žmonės pasakydami, tai daugintų minimum iš 2, iš 3, o tie, kurie mėgsta reklamuotis, dar iš 10 padaugintų, nes čia tikrai... Apie kelionę. Jo, apie kelionę, apie linksmesnius dalykus. Pala, tai aš turiu Mindį klausimą. Kaip Vytas tau prapičino projektą, kas tenais bus ir kas įvyko realybėje? Ar expectationsus bitino? Buvo labai paprasta, viską paskambino, sako, klausyk, mes čia galvojam laidą, tipo, gal kelionė kokią, sako, man pohui, man viskas tinka. Bet taip ir buvo. Aš zaliupai 2, sako. Sako, su tavim važiavau. Realiai, kai tau pasiūlo kelionės organizuota, tai čia nedaug. Ne, taip, tai žinai, tai aš tą ir suprasdama, žinai, ir sakau, kad, ta prasme, jo labiau, su juo labai faina leisti laiką, jis labai linksmas ir juokingas, ir... Aš juokingas, tu taip, tu labai juokingas, labai juokingas, gazai. Pasaulis yra išryškėjimas bubbly personality, toks, kur užpildo... Taip, iš tikrųjų, visą Maroką pilnai užpildo. Tikrai nemažai. Bet tu apie planavimą, tu pasakyk, man atrodo, tai, kad tu buvai suplanavęs ir tai, kaip ta kelionė realiai gavosi, tai buvo, gal ne diena ir naktis, bet iš esmės, vėlgi... Diena ir vakaras. Bet, dabar, mums taip realiai sekėsi toj kelionė visą laiką. Išskyrus tai, kad sudaužė mašiną dar. O Marokas sudaužė? Aš manau, kad čia yra tik tai į naudą Marokui. Kad Marokas pasimokė ir padarys po to geresnę Maroką. Kad buvo tikrai stipriau, nei aš planavau, tai tikrai, bet su automobiliu, įsivaizduokit, su rėmėjais kalbu, avis autonomas sako, tai žinoma, Vytai, nes jie mums ir mes su Andrium Paulavičiu važiavam tenais į Netflix premjerą, vieną davė automobilį ir šį kartą duosim, sako, kokio automobilio reikia? Tai bet kokį, hebra, mes paprasti, arba universalas, arba koks džipukas. Rimtiem vyrams, rimta mašina. Nupirko naują Maroką, naują. Aš jį pasiėmiau. Naują, tik užregistravo. 180 km buvo pravažiuoti, aš pasiėmiau. Ir jo, mašina ledova, viskas faina, viskas... O su kiek valandų mes atidavėm ją jau, tu pasakysi? Su valandą ar pravažiavimo valandą, mes skaičiuoja mašiną pravažiavimo valandą. Matosi, koks automobilistas. Mes kiek prabėgas. Per 11 dienų 100 valandų Vicką atvairavo. Jis man davė gal ten kokius 200 km pabandyti pavažiuoti, po to... Virš 5000 km pravarėm. Ir kada tau duoda ir taip, čia naujas. Ir 3 ir 4 dieną įvarom į pusnį, kur negalime išvažiuoti, kur bus išlėti. Hebra pamatys, ten nespoilinant, pamatys per GO3 jau nuo balandžio 15 dienos. Ir kada aš taip galvoju, ir mes tada dar patys taisom, karočiai ten su plaktuku. Su pagaliu. Su pagaliu. Minda malkas, ten pamatys. Ten buvo, ta prasme, šakis ir aš galvoju, blemba, kada hebrai pasakyti, kad, nes mes turim suvaryti, kad mes ar galima dataisyti, nes duris neatsidaro. Ten tipo taip žodžiai su... Ten pamatysi, žodžiu, ten taip gavosi, kad duris ten pradžiui neatsidarė, Mindį iš lūpo gavosi, žodžiu. Ir galvom, kaip pasakyti, tai jau
Jau grįžinėjom, viską sufilmavom, jau varom link Švedijos, nusakau, tai kaip sakei, rimta mašina rimtiems vyrams, bet turėjo rimtų išbandymų. Tai va, tai jeigu kalbam Apie kelionę. kas buvo geriau nei tikėtasi, bet kai kas ir blogiau nei tikėtasi. Nu, Tai balansas. jūs sudaužėt tą mašiną 3-4 dieną ir dar Jo, nu važinėjot kaip sudaužėm, su ja. sugadinom, jinai ne, taip vizualiai... Ne tiek nauja. Jo, apėjus ten, nu, reikėtų biški pažiūrėti. Ne, iš vienos pusės matyti. Iš vienos pusės, iš 3-4 kampų nesimatė, iš vieno šono matys. Bet lietuvių auksarankiai meistrai sutaisė. O, tai jau ten mes pataisėm, kiek, kad jinai funkcionuotų gerai, o ten jau hebra, jau čia draudimas jau rūpinasi visų. Kelionės konceptas. Ką pasakojo Vytas, kaip bus? Nu, Vytas sakė Mindaugai, ir tu esi matęs Šiaurės pašvaistę. Ai, toks tikslas buvo. Žalios tos. Aš tada iškart sakau, aš esu matęs tik tai Titaniką. Irgi buvo, irgi bus. Nu ir mes varėm ieškotos Šiaurės pašvaistės. Nu dar Mindė dar galvoja iki šiol, kad Žemė yra kažkiek plokščia. Šiek tiek yra. Ir kiek plokščia jinai, Mindė, nu nelabai, žinai, supranta. Taigi vanduo nubėgtų, jeigu... Jo, ir galvom, kur čia nuvažiuoti kokį tašką, kad pamatyt, kur nubėga tas vanduo. Nu, Okay. nu yra kaskadai, yra kriokliai, bet ne visas ten vanduo nubėga. O pakeliui kažkokie pit stopai, ne? Ten čia Kalėdų senis, čia Elniai, čia dar Ne, kažkas. tai Kalėdų senis Laplandijoj. Čia reikės Hebroje vežtis į Laplandiją. Ne, bet čia gerai, čia edukaciniais tikslais pasižiūrės žmonės ir mūsų projektą ir sužinos, kas Norvegijoje yra. Ir ne tik Šiaurės pašvaistė. Gerai, tai čia buvo tikslas. O kokia dabar buvo realybė? Kokie iššūkiai? Kas ten buvo ant tiek daug geriau, kaip jūs sakote? Daug geriau nei kur. Nu, Nei Lietuvoj? Ar nei expectation? labai gražu. Labai Labai gražu. Ir, žinai, ir mums tiesiog, sakau, sekėsi visą laiką. Mums ten, žinai, Nes kai Mindė šneka, jis sako, vat ką jisai pasakoja, kuklinosi apie savo karjerą, dabar sako, sekasi. Jo, kada žiauriai sekasi, kada važiuoji 8 valandas iki tikslo, naktį privažiuoji, nes snygis žiaurus uždarytas kelias. Čia sėkmė, žinai, pagal Mindę. Privažiuoja uždarytas kelias, tada jis įlipdamas iškrenta, nes ten ledo kelias iškrenta, nusidrebia. Čia jam irgi sėkmė. aš galvoju, Ir tada žiūrim. aš galiu taip, aš susilaužiau ar nesusilaužiau. O aš vengiu ir suprantu, kad jam žopa, jis taip nukrito, o mes dabar 8 valandas nuvažiavę į Fix Night, kur uždarytas kalnų kelias pagal GPS. Mums reikia 2,5 valandos važiuoti atgal, tada dar 2 valandas suktratą, kad nuvažiuot. Tai Mindai čia yra sėkmė, kada važiuoju iš 8 valandas ir dar gaunu, turėtume už ten 1,5, už 2 valandų atvažiuoti, dar plus 4,5 valandos, nu, sėkmės, kad ne pešiom, o tas dar išsidrėmė ant ledo guli ir sėkmė. Nu gerai, tęsk, paklausysim sėkmę tavo. Tai va, mums tiesiog sekėsi labai. Nu, žinai, mes ten planavom nuvažiuoti, tiesiog pasikalbėti, tenai, žinai, po to gavosi, kad mus ten pakvietė į tokias lenktynės. Nu, aš nenoriu visko atskleisti, taip. Nu taip, Mindė, būdamas žiauriu autofanu, Taip, aš labai. pasivėžino Lamborghinyje Taip. ant ledo, bet ne šiaip sau, kad Lamborghinis tiesiog paprastas. Tenais yra mūsų Tuninti. jau tapęs bičiulis Radnį, turi Zairus tokią tuningo šopą, kur tuninguoja išskirtinai Lamborghinius. Ir jisai užkelia ten štuką arklių, man atrodo, buvo padarytas Lambos. Ir jisai padarytas taip, jisai gaunasi kaip reisinis karas, bet jis ant tiek viską apskaičiuoja, viską perdaro, kad kelių ta direkcija, jau ta pasaulinė, leidžia važinėti street legal. Tu gali gatvėje važinėti. Taip, greičiausias street legal Lambas pasaulyje. Taip. Nu, na. Jo, ir su tokiu, kur uždeda ten ant ratų spiglius, ten žoskai ir atvažiuoji va tose lenktynėse ir važiuoja McLarenas, vario Feras, kur yra šūdinas Feras atrodantis, o Labai Mindai gražu. labai gražus Koks Feraris. gražus Feras, nu šūdas, ne Feras ten. Neatsimenat modelio ten. Aš neatsimenu, bet jis vienas toks, žinai, kai atrodo, Labai gražus.
Priekis ilgas, gal kur galės sėdynės dar atsilenkė sėdį, nu ta prasme kažkoks hybridas tarp Ferrari ir šeimos mašinos. Kažkas F12, nu, supratau. Turbūt, nu šūdas, o mindė, va ten mes ir ginčiamės. Vytas tiesiog biškė man pavydė šitą vietą, nes aš tą Lamborghini, negalima sakyti Lamborghini, Lamba, aš netgi užvedžiau. Ir pagazavai. Bet su mygtuku, ne? Ten tokie atlenk ir O tai tie automanai, čia kažkoks vietinis lietuvių community, kas čia yra? Pas lietuvius taip pat buvom, pas kur su BMW BMW-ais. fanus Norvegijoje, linkėjimais jiems, žiauriai fainas prieimimas Čia buvo. pakai ten, tipo, Jo, tai čia salė. pakus šovėm. Mindė X6 saulės sėdėjo suko, žodžiu, ten davė jam pramogų irgi, kaip tikram automanui. Taip. Tai čia vietinis lietuvių community Norvegijoje daro tokį... Taip, aš pas juos 2 ar 3 kartus buvęs koncertuot per tą jų uždarimo šventę. Ir čia, kadangi mes Norvegijoje važiuosim, tai mes su jais sutarėm, sakau, užsuksim pasilabinti, žinai. Ir parašym programą, ne? O ten atvarau, man mikrofoną, šviesos garsą. Koncertas, Cepai. Žodžiu, viskas crazy. Ir jo, kaip Mindė sako, tikrai buvo tokių netikėtų pasisekimų labai nemažai. Kaip ir su užvažiavam tik tai pažiūrėti Lambų, gavom pakvietimą į ledo trasą, kur išskirtinai varo tik tai kviestiniai, ta prasme, šiaip žmonės iš gatvės net varo. Aišku, Norvegijos gamta crazy, ten sekundę saulė šviečia, sekundę puga, tik tai ruošiamės važiuoti, bach, išeinam iš palapinės, nieko nesimato. Grinai, iš pradžių matai, va taip, didžiulis užšalęs ežeras, didžiulis. Ir ten tokia trasa didelė padaryta, ir jie ten varo, saulė šviečia, šilta, viskas cool. Užėjai palapinę kažką, mes ten pleple, išeini, nieko nesimato. Nu, va tokia puga, kad nieko nesimato, nu per 10 metrų nesimato. Paaiškink, kad tas ble, tai nėra, kad gėrėm pusę nakties ir išėjom. Ne. Žinai, kaip čia būna irgi, į Kazinkę nueina, pasikeitė. į Kazinkę nueina, aš tik biškai ble, išeina 3 dienas. Nes dabar, kai pasakoja, tai, nu, viskas fiksuota tokiu dokumentiniu stilium, realiai. Taip. Ir kiek turinio gavosi, kiek čia epizodų. 10 epizodų. 10 epizodų po 20-23 minutės. Tai pats gazas, taip neužknisantis. Neužknisai ir kaip tik Gautriuose bus po 2 serijas, kiekvieną kartą nuo balandžio 15, kas savaitę, 2 serijos. Bet ta prasme, čia automobiliai, tai yra čia tik tai viena iš pramogų, nu, keletą pas BMW fanus, pas... Nu, ką dar lankėt, ką dar žiūrėjot? Mes buvom po kalnu, aš geriau vandenį, kuris filtruojasi per 300 metrų akmens. Pala, per kokius 300 per 5 kilometrus, sakė. Per 5 kilometrus. Tai gal ten man trumpesnė ta tada. Gal to iš langelį. Nu, ten žinai, kiek, palauk, kaip ten sakė, per kiek metų. Man atrodo, per 500 kažkas. Jo, bet tu vat apie tą skaičių, kad ir Mindė dar prikolina, sako, tai čia jeigu dabar pamyšiu ant kalno, tai kada tie mižalai dais ten po kažkiek tai metų. Kas pasakys, kas Kad prafiltruoja, žinai. Jo, tai kalne buvom tokiam grotė, tokiam. Jo, Kalne, kalno kasykloje tokiai. Ten toksai, nu, kaip turis tiesiog, nu, iškas. Ir Povandeninis ežeras, vat gal taip pavadinti. Pokalninis ežeras. Po Olėnį. Nu, ten buvo šakės. Dabar šnekant, tai atrodo kažkas nerealaus. Kai mes tada sėdėjom, nu, įsivaizduoju, sėdėm su Mindė, tokie, jo, skrisk ten, noriu po tą. Fixnight, kiek supranti, tų dienų automobilyje, kelionėse, olose, tuose povandeninėse ten plaukimų ant jūros, aš su padanga tą žiemą tąsė mane ant šito. Sušlapai? Tai aišku, nes tie durniai, davai, gazuok ir jie verčiam, karuočiai, varinė, nu ten crazy. Ir tu tada sėdi, sraigtasparnį. Ta prasme, atvažiuoju, mes kaip ir žinom, tai buvo mano suplanuota viena iš pramogų paskraidyti sraigtasparnių tarp fjordų, tarp kalnų, tarp apsnigtų, ten, kur žmonių pėdsako nėra, žinai, kur nei su mašinai net važiuosi. Ir tu įsivaizduoji, nu, aš skrydęs tenais tose sraigtasparniuose kelis kartus, čia kažkur tai Lietuvoje. Ir man kažkaip, nu, okei, bus sraigtasparnis.
ir atvarom, ir ant to viso drivo sėdam, pakylam, per ausinės ten su mintė kalbam, ten filmuojamės. Ir kažkurio momentu tu supranti, ta, blėt, mes tarp Norvegijos, blėt, kalnų, fjorduose skrendam, kur apsnika, tu žiūrėk durniau per langą, blėt, ir semkis šito, žinai, visi, čia filmuojam, čia. Ir tu pažiūri, kur mes, žinai, skrendam, ir iš kalnai ir išskrendi į atviresnę vietą, kur ten vandeninas, kažkokios upės, tas raiktas, man vėjo gūsiai, ir toks, ačko, žim. Ir toks, Mindaugai, jeigu aš numirsiu, aš tave myliu kaip draugą. Ir tu toks, va čia, va dėl to yra aфиgenai daryti dalykus, ta prasme, ką mes darom gyvenime. Jeigu, va kaip patirtis, ne, mes su Minde artimiau susipažinom per vieną tokio labai paprasto filmo filmavimą, pliusas, ne, kur hebra, čia pliusas, čia šūt filmis ir taip toliau, bet ten užsimesgė mūsų draugystė, artimesnė, kur mes daugiau važinėdavom į Kauną, ten už Kauno filmuotis ir taip toliau, ir jeigu ne ta patirtis, ir ten po to mes jau daugiau bendram, jeigu ne ta patirtis, mes Norvegijoje neskristume, va ten, va tą akimirką. Kaip ten dalykai atlydė iki kito. Taip, ir dėl to, kur Mindė irgi pasakoja, ten masinės visos scenos ir taip toliau, nesenai brolis atrado sutartį 2013 metų mano, kur aš filmavausi kažkoje alaus reklamoje, žinai, ir žvengia alaus išnešiotojas, žinai, gal ne alkoholinė tada, alaus išnešiotas, ir aš taip pagalvoju, blemba, tikrai, prieš 11 metų, žinai, eidavau, kaip Mindė sakė, bet kur tiesiog tu eini, va čia, pabūt ir kiek moka, dar babkės moka kažkiek, faina, žinai, buvo. Ir per tiek laiko, va tie tokie dalykai daveda iki tokių projektų, kur tiesiog su draugu varai aфиgenose vietose, aфиgenai pramogauji ir dar padarai turinį aфиgeną. Pasinaudosiu progą. Make nahui great again. Leiskit toliau sakyt, nahui, jibat, pizdar, zalupas. Neduokit mums pipsen. Va, kaip be nahui ir be pohui. Pip yra pizda. Pip nieko gero. O tai žiūrint tuos emocinius momentus montažė, žinai, montažo programai, ten uždedi ten kokį emotional piano, violin ir ašarą išspaudži. Kai aš verkiu. Uždeda pipsuch. Deja, dabar užėjai. Abu su pipsai? Taip, taigi dėl to make nahui great again. Nes anksčiau buvo galima keiksmažodžius dėto, dabar kontrolė daug didesnė. Pas 12, jeigu žiūrite, be pipsų. Ne, ten tada. Bet GO3 ginu netelikas, čia VOD skaitosi. Taip, skaitosi. bet tada gaunasi N18 turinys. Taip, ten 13 tipo. Jo, tai mes ten nesikeikėm labai daug, bet yra momentų, kur reikėjo Operatorius dažniausiai keikdavosi. Jo, operatorius dažniausiai keikdavosi. Tai vat, tas momentas, o emotional, tai, montuotojas uždėjęs ten soundtracką, ašaros galbūt ne ašarų ten daugiau, o juoko daugiau ir tokį, ką jūs hebra darot, to, žinai, juokingo. Nes Mindė su savo, kaip pasakyti, jaustukais reakcijom į kai kurios dalykus, ten ahujet, ten šneki ahujet, arba sakau, pas tave kultūra kalbos, tai ne, blėt. Žinai, tokie yra momentai, kur, vidinis marozas. Vidinis žmogus, žinai, vidinis žmogus, natūralus, kai tave filmuoja, bet tu jau nebekreipi dėmesį į tas kameras ir tu tiesiog draugiškai viens kitą papizdavoji, žinai, ir draugiškai tiesiog tie tokie momentai yra labai nuotaikingi ir aš tikiuosi, kad žiūrovas tą pajus, sėdėdamas prie teliko, kad jis su mumis mašinai kažkur su mumis ten, nes visiškai to betarpiškumas atsiradęs. Gerai, tai čia taip Vytas išsiplėtė apie, kaip vieni dalykai lydi prie kitų, apie tą non-stop judesi, tau Mindė tokie patys gyvenus tą etapą. Kažkokį tai, ne moralą, ne išvadą, bet tarpinį žodį, ant kiek bachūros gyvenime yra svarbi pas mus čia laidoje, aš amžinai akcentuoju, judesys, dvyža, su patanais susibėgt, rankas suspaust, planą ant stalo išdėlioti ir paimti veikti. Tai. Manau, kad, tai o kaip be to, supranti, neįdomu gyventi, vis tiek gyveni tam, kad kažką išmokti, sužinot, kažką patirt. Ir ta prasme, kai Vytas paskambino, man buvo didžiausias malonumas, kad jisai, žinai, tipo, svarsto, kad galbūt mane paims kažkur pakeliauti.
Negalbūt, o važiuojam. Važiuojam. Ir все, Nes, žinai. vat, sorry, kad pertraukiu, nes kai Mindė pasakojo, vat, kaip jisai čia kukliai, žinai, Mindė yra žiauriai gilus žmogus. Ir aš žinau, kad kiek mes... Gilus žmogus, aš žinai, Airandirka, birka. Ne, ir supranti, ir aš žinau, kad su Mindė kiek yra daug pokalbių išnekėta ir kad aš žinau, kad nusimato didelė kelionė, ilga kelionė ir su Mindė mes tikrai turėsim ką pašnekėti visas tas ilgas valandas ir nebus diorgo, galėsim ir pašnekėti, ir patilėti. Tai va dėl to man, žinai, ir buvo, kad aš žinau, kad tai yra žmogus, su kurio galėjai plėti kalnus, Norvegijos, per sniegynus, per mamutus. Per mamutus. O tu esi Mindė taip, keliavęs, taip, žygiavęs, ėjęs kažkur taip ekstremaliai? Taip, esu. O kaip Vytas pasakoja, va, ten realizacija tavo, ten kiek pasaulis gyvenimas gražus. Buvo tau tokių filosofinio akimirkų, kaip pasakoja? Jisai taip labai gražiai papasakoja, žinai, mes tikrai tenai įspūdingai, nepakartojamai vietoj buvom, kur iš tikrųjų ten tos realizacijos, ten pasaulio suvokimas dažnam gali ateiti. Kad tu skrusdelytė kosmose. Žinai, gali nuvažiuoti kažkur, žinai, gali pasižiūrėti ant žemėlapio, kur tu tenai esi buvęs, žinai, bet kad iš tikrųjų pajust ir patirti tą atstumą yra labai sunku, net, tu, žinai, skrendi lėktuvu, tu matai per langą, tu, žinai, teoriškai žinai, kad tu ten 800-900 km greičiu skrendi ir tu nukeliauji taip toli, bet tas, tarkim, man pačios va tokios kelionės patyrimas yra atėjęs, mes kažkada su bičiuliu buvom nuvažiavę Pietų Ameriką į Patagoniją, ten į pačią apačią. Ir mes išsinuomavę mašiną, mes ten dar važiavom per Argentiną, per Čilę, ten neatsimenu, kiek kartų kirtom sieną, kad nusigauti ten į pačią apačią tą ugninę žemę. Ir buvo tas, kad tu sėdi ir tu važiuoji greitkeliu, važiuoji, 2 valandas tiesiai, tada yra va toks biški vingis ir tada vėl tu 2 valandas tiesiai važiuoji, žinai, tarp kalnų, ten tokia kaip stepė, ten visokie ten emų laksto, ten žirafas, kengūras, viskas ten, gal, ne, ten ugnikalnių gal dar, gal ir buvo, žinai. Kartais laikas nebuvo, kai tu keliauji. bet tas momentas buvo, kad mes va tiesiog važiuojam tiesiai, nes Norvegijoje mes tai važiavam, o tu važiuoji ten, praktiškai visą laiką, tupai tiesiai per tą autostradą ir ten net nekeiti, žinai, ten. Bet tada kažkaip atėjo toksai supratimas, kad, plecha, čia labai toli buvo nuvaryta, žinai. Tai va tokia va realizacija yra buvo atėjus, kad, kaip toli, nes to ir grįžt dar reikėjo. Finalas sezono, ane, pirmojo. Čia užsimint nesuspoilinant ten, buvo pasiektas tikslas, pradinė misija, visų reikalą. Aš taip žalia pasakysiu. buvo. Aš taip pasakysiu, buvo dar geriau, ta prasme. Dar geriau. Vienas paskutinis šotas, kurį mes nušotinam, tai kad suprastų operatorius, sako, fucking god, pizda, kas buvo, eik tu nahui. Ir mes tipo galvom, ką iš čia. O vat jis pastatęs kamerą, kai ką pamatė, kas vat, ir nufilmavom ir tą šot. Ta prasme, jisai va taip. Ir pati kelionė, jinai mūsų personažus labai transformavo, žinai. Mes, nes kaip ir buvo mąstyta maždaug, kad, va čia mes maždaug skriptą va tokį susidinam, ką mes veiksim ir kur mes nueisim. Ir kada pati kelionė pradėjo, žinai, keisti viską, ta prasme, mėtyti kitas kortas, mes tikėjome, žinai, nes mes tikėjomės panardyti su orkom, ten, žinai, buvo bachų, raganai, uždaryti keliai, neįmanoma to padaryti, bet atsirado kitos galimybės, ką mes kito padarom. Ir pradėjo suktis, kad mums, žinai, tas pirminė mintis, kokia buvo, žinai, pagal maždaug skriptą, kad jinai ir mes turim visai kitokius finalus ir visai kitokias patirtis laido žiūrovams. Aš galvoju, kad finalo mes dar neturim, kad kelionė jinai tęsiasi. Ne, kelionė jinai vienareikšmiškai. Ne Norvegijoje šiuo metu. Jo, ta prasme, kad aš labai tikiuosi, kad mes dar nušausim į kokią nors tokią egzotinę, nes tikrai, pavyzdžiui, aš Norvegijoje buvęs... Madagaskarą kokį. Madagaskarė pakasta aukso, ne, šitų smaragdų kasa.
Ir, žinai, ten visokių buvo momentų, kur mes Dolce įjungė personažus. Žinai, iš to durniavimo, kadangi apie lietuviškus serialus, ten, žinai, ir filmus kalbėjom, kaip kokiuose mums tekė vaidinti ir kaip mes ten kokius kūrėm personažus ir nejučia pradėdavom šnekėti savo personažais išgalvotis, tai ten irgi daug. Tai tu Vova, o tu ką pasirinkai? Ne, jis yra Dolcas. Dolcas. Jis yra gazas. Gazas. Ir tarp kitko, Dolco frazė nugulė man ant kojos tatuiruotė. Ką? Tai jūs tatuiravo tos žodžius? Viską vapšė. Va, blėt. Norvegiški. Lakierka. Dolcas. Dolcas. Čia Ai, lakierka, jo, jo. lakierka iš Argentinos, o čia, Ką sako? perskaityk, blėt. Tai nemoku skaityti. Nu, tai norvegiški, jo. Šito su nebent, translate. o nuo ko jis daug skanuoja? Su telefončiuku, davai, pažiūrėk, ar nuskanuot. Nu, davai, pažiūrim. Gal tave naibali, gal Very beautiful soup, a very complicated situation. Snau, nesu. Nu, tai... beautiful. Na, jie valė. Va, žiūrėk, very beautiful soup. Tai, very O tu complicated šitas, soup. atsiūsk šitą. Jo. Nu, jeigu sup, tai sup. Gerai, tai ką jums parašyta? Žodžiu, sniegas yra labai gražu, bet labai komplikuoja situaciją. Ir čia buvo vėlgi viena frazė. Ne tik apie sniegą, nebūtinai apie sniegą. Bet ten buvo būtent ir supranti, Mindė, blėt, sėdi filosofas, žinai. Sniegas labai gražu, bet labai komplikuoja situaciją. Ir, blėt, ir man toks žvengas. Paulo Coelho, jį Čia buvo personažė, Ir jisai Facebook tokį. coveris. Tatu. Aš vengiu, nes iš tikrųjų, kaip po Norvegijų, žiauriai gražu, bet, pyzė, mes negalim davažiuoti iki vietų, keliai uždaryti, labai gražu, bet labai komplikuoja situaciją. Ir aš Mindį sakau, aš vengiu, sakau, aš įkalsiu tatuchą ir ten parašyta Dolcas, jo personažas. Ir man toks žvengas paėmė. Ir Mindį, dar negani, sakau, davai. Bandėm tada Norvegijoje rasti tatų saloną, nes mums buvo 2 dienas ir nepatekau aš ten. Ir gavosi taip, kad už 2 savaičių aš vėl skridau į Norvegiją, vėl į Kristiansund miestelį, nes ten turėjau koncertą. Ir tada gavosi po konco prieina prie manęs tatų meistrė su biču savo ir kalba, žinai, ir ten fotkinas ir va, čia aš ten pasidarysiu tatut. Palauk, tu darai tatų? Klausyk, tu rytoj laisvą, žinai. Всё, ir davai, ir mes dar nufilminom ant telefono, įmontuosim laidą, kur aš atvarau ir sakau, davai, išaunam tatuhai, išsivertėm tą lietuvį. Dar aš operatoriui skambinu, sakau, pažiūrėk, kaip ten Mindė tiksliai pasakė, žinai, Maksas. Tai kur ten, kuriuoj, sakau, tam toj dienoj, tada, žinai, pasižiūrėk, kad grinai tas ir tada išsivertėm. Nu, vat, atminimas toks iš kelionės. Iki šiaurės pašvaistės, ieškokit ir tas, vat, kai tu sakai, sugėrėm, mes tas, žinai, emocijas, tą visą patirtį, tai aš tikiuosi, kad ta laida bus, žinai, kaip spaudžiama kempinė kiekvienam palašelį, žinai, į dušę. Ir keliaukit, hebra, ir iš tikrųjų, kaip Mindė sakė, mašina yra pofik, geriau tas babkės nei į letnykus investuokit. Nu, aišku, jeigu kam labai norisi gražių letnykų, okei, bet nusipirkit pigesnius, bet būtinai nukeliaukit su hebra, pasimkit vieną kitą draugą arba vienas ir pamatykit tai pasaulį, pamatykit ir pažinkit save, nes iš tikrųjų kartais vienaip atrodo, vat kaip man Norvegija vienaip atrodė, pakeliavau ir kitaip man atrodo, aš jau pradedu suprasti, ir kuo tu daugiau keliauji, kuo daugiau bendrauji su skirtingai žmonėm, tai tuo tavo tas vidinis marozas pacanas plečiasi, žinai, tavo ta amplitudė gyvenimiškoji. Ir nebijokit, hebra, jūs nepabėgsit nuo savęs, netapsit, kad o čia keliaut pradėjo lochas, o blėt nepadės degerė alų.
Ta prasme, tos patirties. Tik maladės, Tai, kad tai aš apie ką ir sakau. Nu, aš sakau iš savo pusės, kai aš gerdavau padėsduose, kai man atrodė, kad yra faina gert padėsdą. Galima per padėsdus keliauti. Jo, per padėsdus keliauti, mes 9 taškų 5 aukšte gėrėm, vėliau 9 aukšte gėrėm, padvalę į gėrėm, kitą chatą. į kitą chatą ir tu Tada į kitą susipažįsti, miestą, į kitą miestą jo, ir taip ten toliau. Kitos atrandi krisos, save. kitos Ir tu larys. jo, ir tu tada pamatai. Koks moralas. Supranti, kur gert, su skirtingais Kur žmonėmis padėsdai gert. geriausi, Nes kur jo, šilčiausi vienas, padėsdai. blėt, kairė rankis pysa tau į balniką, O. kitas dešinė rankis, kitas briuslekas iš Čia man kojos. mažiau skauda, čia jau labiau. Ir tu tada pradedi pažinti, Taip, kaip gintis, nes visada mušdavo iš dešinės, tu tik tai op kairę. Blet, žiūri iš kairę rankį išgėbi, op, išmoksti, iš kojos, opa, ir viskas. Ir taip Išgeri, keliauji. žinai, ir draugai tada iš. Vieną apgeri, kitą neapgeri. Taip, taip. Padaryk pasaulį savo padėsdų. Padaryk pasaulį savo padėstų, blet, man čia. Čia Ant kitos kojos. Ant kitos kelias, bet ant rankas, jo. Padaryk pasaulį savo padėstų, pacanai, blet. Varykit, žiūrėkit pasaulį, pažinkit, gyvenimas, blėt, tikrai bėga labai greitai ir tas patirtis reikia semti. Čia Vyto patirtis, Mindė, gal tu turi iš savęs pridurti. Mes aptarėm, man kiek svarbu dviža judesys pacano gyvenime, kas pakelia tave ryte. Bibis pakelia. Dar vis pakelia. Dar veikia. Kol dar, blėt, pakelia ryte. Tiek iš šios kelionės, iki iš ankstesnių kelionės, aktorinės kelionės, gyvenimo kelionės, santykių kelionės, vapšė visko kelionės, moralas, išvados, motivacija pacanam. Ką palinkėtum? Pacanai, aš palinkėčiau visada būti kaip vanduo. Reikia judėti, nes stovintis vanduo smirda. O, blėt, deep. Be water, my Užsirašom. friend. Yeah. Dar viena ta. Briusly frazę perdarė Minus, tai balsas, šnekėt citatų nėra vietos. Malaci, pacanai, laukiam tada serialo, kol žmonės žiūri pirmąjį sezoną, jūs ruošiat antrą, ne? Taip, tikėkimės. Labai puiku. Ačiū labai, kad atėjot. Buvo labai malonu, pasisėmėm tiek tavo gyvenimo istorijos, tiek jūsų abiejų Bendro istorijos. mūsų šeiminio, blėt, Visi ponės kelionės. Puiku. Tai Ačiū, Hebra, labai patiko. džiaugiamės, kad atėjot. Ir viso, tada varom užkariaut pasaulį. Davai. Varom į Mychos Pornhubą žiūrėti klipą. O, tarp kitko. Hebra, jau labai daug manęs visada klausinėtų, tai kur ta nude versija mano norai, kur mano norai. Taip, kad jau nežinau, ar tu čia galėsi čia linką įdėti, bet Pornhub'e ieškokit jo, jeigu linką leidžia įdėti, žodžiu, ieškokit ar Telegramą jūsų kanale, jeigu turit, ar dar kažkur, žodžiu. Bus parašyta Viskas. čia apačioj Micha mano prisimena. Pornhub account'e. Jo. Taip, Iki kito susitikimo. Čiau.